Sveiki bičiuliai, sugrįžę į kanalą. Tai šiandien turim puikų orą Lietuvoje, pagaliau atėjo vasara ir būtent šiandieną Platelėse vyksta Classic Meetas. Pasižiūrėsim, kas kokių įdomesnių projektų turi, kas galbūt kažkokių įdomių sprendimų yra pasidaręs pas save ir pažiūrėsim, kasgi per renginys ir kągi aš čia būčiau praleidęs. Tai lekiam. Padėt gal? Pavijom pošką žmogui varžybos savaitgalį, bet ištaikė po treniruotės progą truputėlį atvažiuoti į renginį, į 30 Classic Meetą, į Classic Meetą, tiksliau, 30. Pasirengia žmonės taip, ne dėl to, kad kasdien taip rengiasi, o dėl to, kad Classic Meetas turi temą. Tai tema Classic Meeto yra šiais metais vestuvės. Tai mes, aišku, čia mažiau pasiruošę, bandysim taikyti, nežinau, labiau į bernvakarį, arba tiesiog bandysim prasisukti, sakysim, kad esam kameristai. Tai žodžiu, palaukiam, va, kol poška susiruoš su šeimyna ir smagiau bus kartu atvažiuosim su juo pro vartus, nes matėm ten kaip ir pasitiks kažkas, išpirkos reikės, tai bankuchino turim, duonos truputėlį, gal praslysim. Ai, va, žiūrėk čia, kažkokie tai vyksta dalykai. Sveiki atvykę. Classic Subaru, Classic Ešem ir Classic mes. Ir Classic audinė, matau, stovi vietinių herojų. Stiliukas, normaliai, bachūrai. Piršlys. Normaliai, matau, matytos mašinos. Tai galimai mums ten kažkur reikia. Einam ieškoti savo šaikos. Reikia kažkaip tai surasti, kaip atvažiuoti prie šitų visų gražių mašinų ir kur pasistatyti. Ieškom pažįstamų veidų. Čia matau rimtas stalas šliubinis. Į vestuvės pataikėm kaip reikiant. Išpirkos reikia. Ar tikrai? Ir kadangi esam Žemaitijoje, negalvokit, kad čia yra mineralinis. Susiradau dabar ramesnę vietelę, kaip matot, vaizdelis puikiausias, turim nuostabų krantą, valtelės yra, už manęs pirtelė, žodžiu, viskas, ko gali reikėti. Panašu, kad Platelėse užsikurs fainas vakariukas, kuriame sudalyvausim. Aišku, labai gaila, kad neatvykau su savo mašina, bet nieko tokio, yra tikrai daug gražių, įspūdingų mašinų ir dar net geresnių negu mano, sakyčiau, tai žiūriu seilę varvinu. Šiandien jau didžioji dalis žmonių išsilakstė su savo kompanijom, išsibarstė, bendrauja, smagiai leidžia vakarą, tai nesinori lysti ir trukdyti. Manau, kad mes irgi bėgam, įsikursim ir jau rytoj apsižiūrėsim visas mašinas dienos šviesoje, pabandysim pagaudyti jų vairuotojus, jų savininkus ir keletą iš jų pakalbinsim
pasiklausinėsime apie jų projektus ir ką jie planuoja toliau. Be to, jeigu užkliuvo iš kadrų kažkoks gražus hulis ar kita graži mašina, tai būtinai parašykit, kuri jums patiko labiausiai ir būtinai paspauskit laiką. Vakar buvo nekalbadienis pas Chebrą, gal šiandien rasim kas nors, kas norės pabendrauti. Gal ir patikėsit, nežinau, bet su šitą Kregždą žmogus deilina, važiuoja kasdieną ir kaip pats pasakoja, čia yra jo projektėlis, kurį pasirašė šiam renginiui paskutinę naktį. Paskutinę naktį tai nudažėm sparną, tai sparma buvo, aišku, tam nubrožinta, viską tam buvo blogai dėl statiko, nes čia tokį stipriai fituchą, 18 ratai, prieki E2, gali E4, tai dėl to stokinė arka, padanga pjausta, šlifuota su bolgarkika. Tai 328i pagal VIN, MPAC pagal VIN, individual, prikrauta. Jeigu skaičiuoti dėl pinigų, niekada neskaičiuoju, nes didžiausias klausimas, kiek kainuoja, negaliu paskaičiuoti ir nenoriu. Nes jeigu paskaičiuoju, galbūt man blogai. Kasetnikas, originalinis, bardačiokai. Geras. Kapholderis, bet kapholderis jau perdarytas mano firmai. Iš 3D printerių mes darysim detalės. Čia buvo užžadėjo originalinis, bet originalinis kainuoja daug ir nefunkcionuoja taip, kaip reikia. Tai nepastatysi normaliai du šitų. Prožektorius, bet veikiančias telefonas. Kregždžiai, 25 metų. Tai pildyk SIM kartą, galima skambinti. BBS vairas su mažiu pipsiku, nes buvo 4 vienetų BBS vairų, čia toks, mano mylimiausias. Ir RVB Akira Nakai parašė. Specialiai pirkau sidabrinį markerį, nes pas jį tik auksinis ir baltas. Aš savo nenorėjau, tai palauk. Servitelio puodelis, pirmas pasaulyje. Irgi pagamintas. Už idėją buvo pasimtas originalinis detalės. Buvo servitelio puodelis su kapholderiu, galima rasti internete nuotraukas, bet buvo pagaminta pas BMW tik mašinam be porankio. Tada konsolį kitą. Tokio nebuvo. Bet, blėt, kas mes, ne bachūrai, be porankio. Jeigu su porankiu nebuvo, padarysim. Elektroninis veidrodėlis, originalinis Huli 36 kupam laikikliai, laika 180, čia max speedas buvo su dviračiu. Iš Vilnių davažiavom stipriai. Recaro SR7 tiksliai iš Japonijos buvo atvežti, nes buvo tikslas toks, kad J30 M3 buvo su Recaro SR3. M3 CSL irgi buvo su lopšiais. 36 nikada su lopšiais nebuvo. Nebuvo. Tai dėl to galvoju, jeigu būtų lopšiai, tai kokie? Tai pagal metų reikia būti kad tokia. Tai tokį ir pirkam iš Japonijos. Kas galėjo, ne visi žino, bet čia prie faceliftinis. Šiandien pasistačiau, šiandien čia paėmiau. Man šiandien bičias atvežė, bet rinkau, čia prie faceliftinis įrankis komplektas, čia papildomas 16-18 raktas yra. Tik dėl to, dėl smulkmenų. CD changeris, veikiantis, kasetės, diskai ir bluetoothas yra. Čia vakarėlių mašina. Va čia visą šitą sistemą telefoną. Aha. O viską tam anteną būtų priklijuota, parodysiu. Čia pas mus SIM kartą. Viskas sudėta. Kaip čia tas stalas sugalvoji pasidaryti tokį? Čia buvo praeitų ant kitos Kregždės šitie ratai, čia buvo prieš mano ratai. Nu šitas Kregždas čia? Tai buvo komplektas pas mane 4 ratai ir papildomas 5, nes jis buvo labai, toks suvirintas. Ir galvoju, kas šitą ratą daryti. Galvoju, nudažysiu 5 ratai ir pagalvosiu. Ir tada galvoju, kodėl ne staliukas. Čia originaliniam M buferį. M buferį deda. O į standartinį irgi dedasi? Kur? Į standartinį buferį ar tik į M-kinį tinka? Tik į M-kinį. Tik į M-kinį, nes buvo skanuotas M buferis pilnai ir pasidaro tokie dalykai, kaip lengvai galima su vienu varžtu prisukti arba... klijuoti nerekomenduoju, tai geriau prisukti. Tai jo, kaip
Dažniausiai kaip ir viskas. Pats patenkintas šitų projektų savo, kaip tai vertinė? Supras mane ir tada galima supras mano mašiną. Mano mašina čia mano veidrodėlis. O toks greitas klausimas. Dabar ištraukiu iš kišenės 5 štukas. Ką padarytum savo mašinai? Ką patobulintum dar? Pas mane yra ratai jau pagaminti. BBS ar C01 customai. Bet šitam 18, 10J ir 5. Ir čia į standartinę arką, kaip viskas pasidaryti kamberis. Kamberis 6. Yeah. Aš tilpsiu su šitams ratai, bet tiems ne. Ir pas mane irgi 5 ratai čia. Bagažinė irgi pasidarytas. 5 custom ratai pasidarytas. Bet reikia perdaryti arkas. Tai didžiausia tokį dalyką, kad reikia perdaryti arkas, nudažyti sparnais, nudažyti tam buferį, lipą pasistatyti. Nu ir šiaip salonas irgi, pas mane pusė salono jau yra, medžiaga yra, bus M-Rainas kitam sezonui. Aš manau, kad į 3000 aš lengvai tilpsiu. O, tai dar du liktų, kaip sakyt, ant stalo, ką padėti bagažiniai. Prasivažinėti per vasarą, per visų renginį, nes visur yra tokie žmonės, kuris supranta ir kam įdomu. Ir man labiausiai domina, kad šitam renginiu yra vaikais, kuris aš visada sakiau, sėsk, gali kažką spausdinti, skambink, bet ką daryk. Nes mes irgi kažkada buvom tokie vaikais, tai čia reikia. Nes čia reikia, kad tokį mūsų... Kaip kitaip užauginsim jauną kartą, ar ne? Jo. Viskas, super. Dėkui tau tada, sėkmės. Jo, tai tokie neeiliniai projektėliai autoparke. Labai daug žmonės įdeda meilės darbo savo mašinose. Pamiršau vieną dalyką paklausti, jeigu kam įdomu dėl tų detalių, kurias skanuoja 3D printeriu, tai grįžtų greitai, pasiklausiu, kaip jo kanalas, tai jeigu norėsit, galėsit susirasti ir kažką užsisakyti, gal išprintins kokį laikiklį ir jums. Tai... Pagal jūsų viziją mes galim padaryti bet ką. Nuskanuosim jūsų detalę, kažką pritaikinsim, kolonėlį šitai mašiną DLS sistemą. Mes pritaikinam, pasidarom specialių laikiklius, kaip susidėti DLS kolonėlį iš bloškiams. Tai viskas, jeigu nenorit, bet ką pasidaryti. Jeigu nenorit drakoninti savo mašiną, norit pasidaryti viską gražiai ir tvarkingai, solidžiai, tai nuoroda apačioj, rašot, susisiekėt su Chebra ir pagelbės. Einam toliau, pažiūrėsim, kas dar pas mus šitam autoparke įdomaus. Ką, renginukas sukasi jų antrą pusę, įvyko balsavimai, rinko visi dalyviai nominacijas automobiliams, tai vat galim pažiūrėti vieną iš nominacijų, tai mėgstamiausia spalva, kregždutė, tikrai gerai atrodo, nieko nebepridursi. Einam pasižiūrėsim, kokių dar nominacijų gavo kiti automobiliai, prasibėgam, įvertinsim ir galės parašyti komentaruose, ar pelnytai gavo apdovanojimus, ar ne, kaip jūs galvoja. Tai lekiam toliau. Dar vienas nugalėtojas, tai Tined Unmodified, tai labiausiai pamodifikuotas ir pritininguotas Classic automobilis. Tai tikrai neblogai atrodantis E3 4, kaip hibridai jums spalva šitos mašinos. Užskaitot? Ką galvojat, žalia tokia. Biški įdomesnė, vis tiek išsiskiria. V12 varikliukas, gazavo Chebra čia normaliai vakare, gražiai murkė, negaliu nieko sakyti, saloniukas visas išlaižytas, soda, nenoriu lysti saloną, savininko nėra dabar vietoj, tai tikrai nice. Ratukai irgi geruliai, matyti kažkur. Žodžiu, bendras vaizdas tikrai solidus. Tai galit pažiūrėti šitą mašiną daugiau, Mantusas. Einam žiūrėti toliau, kokį dar turime aparatų. Tai The Best of the Best pirmą vietą laimėjo šitas kulis. Čia yra 4 ratais, 4 varomais E30 kupas su tokiu neįprastu šviesiu gražiu saloniuku. Visas gražus su chromiukais suderintas, spoileriukas fainas, gerai žiūrisi, gale man patinka. 2.5 orgas, nice. Tai šitas kulis buvo išrinktas kaip vienas iš geriausių automobilių klasikose šiandieną. Tai sveikinimai savininkiai. Tikrai nuostabi mašina. Nu ir perliukas mūsų engine bay'us, tai BMW fanų E30-ukas. Tai su M-ke, kuri yra labai švariai ir labai gražiai įdėta, tai biškį susižėrė nominacijų, matau, Chebra, tai ir spalva pirma vieta, ir patraukliausias variklis, ir salonas pirma vieta. Tai
turbūt vienas iš daugiausiai nominacijų susirinkęs automobilis šiame renginyje šiandieną. Jau tokį automobilį kasdieną būtų gaila važiuoti. Bet varikliukas tai turbūt vainikuoja viską. Ir kas įdomiausia, kad šitas variklis M-kinis jis turi apie 350 arklių. Tai šitam kėbule tai tikrai yra daug. Ir kitas dalykas įdomus, kad čia nereikėjo jokių modifikacijų, kad tą variklį įdėti. Tai viskas tinka susidėta ant standartinių ausų. Standartiniai greičiai. Biškį išsikrovė kamerą, bandau dabaigti video su GoPro. Prasidėkam toliau per nominacijas, tai turim patraukliausią varikliaus skyrių. Iš šitą nominaciją laimėjo BMW fanų E30 su M-ke po kapotu. Tai tik šitą variklį, kad čia įstatyti, nereikia jokių papildomų modifikacijų. Pavyzdžiui, paėmus tą patį V8, kur pas mane stovi, tai buvo darytos ausys, tvirtinimai keisti visokie ir panašiai. Čia visos detalės tinka originaliai, visos yra OEM-inės, viskas sukasi ant originalių varžtukų be jokių papildomų perdarimų. Salono nominacija irgi puikiai pasirodė šitas E30-ukas, tai gražus ištvarkingas Recaro saloniukas, persiūtas, gražiai suderintos spalvos, priderinta prie ratų ir, aišku, bombinės spalvyti. Tai tikrai įspūdingi automobiliai, gražu žiūrėti, smagu, kad atvykom čia. Ir turbūt dar viena nominacija, kurios nepaminėjau, tai yra ratlankiai. Einam, parodysiu aš jums, kas laimėjo ratlankių nominacijai. Tai tikrai skirtiniai ratlankiai ant bumerio. Gangster bumeris toksai, pažiūrėkit. Kaip palangytės, jums ką? Spliteriukai. O va. Žiaurus. Žiaurus ratukai, ta prasme, Kebra naujus ratus nusipirko, susidėjo, atrodo bumeris atsigavęs, nežinau, ant kiek patogu važiuosi tą mašiną šį dienai, bet vaizdelis tai yra žiaurus. Ir taip įsivaizduoju bumerį. Ir kas geriausia, kad jisai važiuoja su V8, tai dedam laiką ir einam žiūrėti, ką dar turim. Liko viena nominacija, kurios nepaminėjau, tai sportiškiausias automobilis. Ir girdžiu kažkur fone riaumojančius BMW fanų raumenis. Tai einam patikrinsim, apie kokį automobilį aš kalbu. Įtariu, kad jūs jau puikiai žinot ir nujaučiat. Labiausiai modifikuota buvo Mantusas su V12, o antrą vietą Poškos ir jo naujo sandėliuko.